Prancūzų ristūnų veislės žirgai, rusų ristūnų ir Amerikos ristūnų veislės žirgai. Be abejo, pagal charakteristiką patys pajėgiausi yra Amerikos ristūnai, kurie yra sprinteriai, gali įveikti distanciją greičiausiai. Na ir priekyje mes matome, kad ir nuo pirmųjų hipodromo tako minučių ir priekyje turime Žigolo Hjordą, vadinamas Stanislovo Kėlio. Antroje pozicijoje žirgas Grūtas. Trečioje pozicijoje prancūzų ristūnų veislės kumelaitė Ola Tivolį. Ketvirtoje Rodnija Augustino. Žigolo Hjorda yra be galo patyręs žirgas, Švedijoje gimęs žirgas. Na ir jo sąskaitoje yra tikrai labai daug įspūdingų pergalių. Taigi kova tikrai atkakli, matome pagrindinėje grupėje 3 žirgai, kurie tikrai veda lenktynės. Pirmoje pozicijoje išlieka Žigolo Hjorda, antroje pozicijoje Rodnija Augustino. Ir trečioje pozicijoje įveikus pusę distancijos žirgas Grūtas, ketvirtasis numeris. Ketvirtojo idėja. Na ir štai matome Hjorda Žigolo prideda tempo ir be abejo kitiems žirgams jau darosi sunkoka kontroliuoti situaciją, tačiau Ingaldin bėga trečiasis numeris, Rodnija Augustino, o vadinamas Aurimo Sakalovo. Trečiuoju bėga Grūtas žirgas, na ir ketvirtuoju pozicijoje jau Nuta Augustino. Žigolo Hjorda artėja į finišo tiesiai, paskutinis viražas ir mes pamatysime ko gero spurtą dar didesnį finišo tiesioje.